Ar galim panaudoti skystą azotą remontuoti santechnikai? Prieš kokius 7 metus iš pasirodymo žiūrovo išgirdau istoriją, kaip jis sovietmečiu keisdavo radiatorius, naudodamas skysto azoto. Ir čia mes sukūrėme modelį to, apie ką kalbėjo tas žmogus. Ir mes visą šitą padėjome ant Ekoenergas panelės, kuri šiandien tarnauja kaip mūsų tvirtas ir azoto nebijantis stalas. Dabar įsivaizduokime, kad viename gale mes turime namo vandentikį, kitame gale radiatorių. Įprastai mums reikėtų užsukti visą vandentikį, kad galėtume pakeisti radiatorių. Bet šiandien, kadangi vanduo yra stovintis, mes pasinaudosim skysto azoto. Uždėsime skudurėlį vienoje vamzdžio vietoje ir čia pilsime skystą azotą. Tai techniškai turėtų suformuoti čia kamštį, kuris leistų nupjauti vamzdį, pakeisti radiatorių, neužsukant visam namui vandentikį. Man atrodo, užšalo, laikas pamanyti pjauti. Vamzdis nupjautas, laikas pažiūrėti, kas gavosi viduj. Vandens lygis matome lieka nepakitęs, vadinasi, vanduo nebėga, vandentiekio avarijos išvengiame, belieka tik privirinti kažkokią tai naują jungtį čionais ir gyvenimas juda toliau. Negana to, mūsų rėmėjo Ekoenergas panelė išliko visiškai sveika, tik su šiek tiek šerkšno. Labai įdomu.